Kiti garvežiukai matė, kad jų draugas susirūpinęs. Esi geriausias garvežiukas Sodore. Tu parodysi Spenceriui, kad Sodoro garvežiukai kur kas ypatingesni nei jis. Žinau tai, nes tu esi geriausias mano draugas. Tomas pažvelgė į savo geriausią draugą Persį. Persis juo tikėjo. Auštant susitiksiu su Spenceriu ir nugalėsiu. Ankstyvą rytą, auštant, Tomas su draugais laukė Spencerio. Jie matė sidabrinį siluetą puškuojant jų link. Tai buvo Spenceris. Tomas susirūpino. Negaliu to padaryti, Persi. Tikrai gali, Tomai. Visuomet mums kartoji, kad galime padaryti tai, ką norime. Vadinasi, gali ir tu. Spenceriui ir Tomui atlaisvinti bėgiai. Prie abiejų garvežių prikabintas sunkus krovinys. Priekyje jų pasirodė Edvardas. Kiekvienas pasuksite skirtingais bėgiais aplink salą. Galite sustoti tik pasipildyti anglies ir vandens. Tuomet Edvardas garsiai ir pratisai sušvilpė. Rungtynės prasidėjo. Spenceris ir Tomas išjudino stumoklius. Tomas išpuškavo stengdamasis iš visų jėgų. Aš galiu tai padaryti. Važiuosiu ilgiau ir rodysiu Spenceriui, kad esu stipresnis. Riedėdamas tolyn, Spenceris šypsojosi. Parodysiu Tomui, kuris iš mūsų stiprus, o kuris silpnas. Jis parpuškuos namo braškėdamas. Kiti garvežiukai žiūrėjo ir jaudinosi. Tuomet visi sutartinai sušvilpė. Sėkmės, Tomai! Tomas ir Spenceris puškavo aplink salą. Jie dundėjo bėgiais. Švilpė palei miškus, puškavo į kalvas. Spenceris leido garą ir šypsojosi. Jis lenktyniavo ir riaumojo. Tomas puškavo ir pūkštė. Jis dūsavo ir švokštė. Kvailas mažas garvežiukas. Kada jis pasimokys? Gali padaryti, ką tik nori, o aš noriu laimėti. Tomas puškavo į statų šlaitą. Jis pūkštė ir šnopavo, ašis skaudėjo, pagaliau jis pasiekė viršūnę. Valio, man pavyko! Ir tuomet kažkas nutiko. Pasigirdo bildesys, Tomas aiktelėjo. Kad tave kur pelenai, mano stabdžiai sugedo. Tomo ratai pradėjo bildėti ir klibėti. Nuo kalno jis lėkė vis greičiau ir greičiau. O ne, padėkite! Tomas nusileido nuo vienos kalvos ir kilo į kitą. Padėkite, aš negaliu sustoti! Sunkus Tomo krovinys stūmė jį tolyn ir tolyn, pro stotį, kurioje laukė Spenceris. Po 100 katilų. Jis kliudė vagonus su bulvėmis. Bulvės pabiro aplink, bet Tomas nurūko tolyn. Bamtelėjo į platformą su uogienės statinėmis. Lipni uogienė švystelėjo ore ir apdribė Tomą. Bet jis ir tuomet nesustojo. Ir netrukus pastebėjo, kad važiuoja senais, išklibusiais bėgiais. Priekyje jis matė tik tankią augmenijos sieną. Kad mane kur stumokliai, kaip aš sustosiu? Traškėdamas ir girgždėdamas, Tomas įsirėžė į šakas ir pagaliau sustojo. Po 100 pakrų. Buvo baisu.